Sveiki gyvi. Nu ką, dar vienas savaitgalis, dar viena žvejyba. Šį kartą su draugu prie ežerą bandysim gaudyti koją su botu ir gal pavyks pagauti kokį bonusą. Ant dugninės uždėjus gyvą žuvelę. Tai va, likt kartu, pažiūrėsit ką pagavom. Vieni namai, ten o kiti namai kaba. Šmutkių krūvas. Tuoj va jauką maišysim. Lauželis stovyklai apaugusiai. Bankelę daro va. Vienas žvejoja, kitas šiplauja. Vienas žvejoja, kitas jau sapą gavo. Tai va. Nieko nelaukiam ir maišom jaukus. Turiu kelis kilograms jaukų. Stambesnės tokios frakcijos, smulkesnės. Fish Dreamo garlikas, nu, česnakinis. Jaukas nežinau, čia tų gilinų nėra, bet, nu, turėjau tokį, tai sakau, ai, gal tik skuojam ir jį. O stambesnė frakcija kukurūzos, avinžirnis, boiliukų 14 mm. Ir šis batoną kažką seną dar. Tai va, toks kažkoks namudinis miksas bus. Tai va, na, sakau, pažiūrėsim kaip čia kas. Šiaip žuvies yra, neišgaudyta, neišpuikus, tai aš manau tikrai turėtų ir tas paprastesnis variantas jei čia suveikti. Gerai, jau maišom jaukus. Kaip dabar internete mėgsta žmonės daryti. Nu, gavas jaukas toksai. Čia stambia frakcija, visokie žirniai, duonos gabaliukai irgi su trupučiu jauko, boiliai, keturliktukai, o čia tiesiog pašaras be nieko. Fish Dreamo garlic, tench garlic. Nu ką, ir ežeriukas. Dar biškį prasivalyti ir gaudysim ant boto. O po to bonusą užmesim dugninę. Ant lydekos povandeninę plūdę. Ką, pirmas užjaukinimas. Kokie 3 kukulaičiai. 3 kukulaičiai tokie. Nemaži. Toks iš vis mailis. Sistema ant lydekos bus tokia. Vienas toparikas, kitas per suktuką karabiną 100 kg. Šniūras, povandeninė plūdė su stopmazgi, pavadėlis ir vienšakis kablys su stoparu. Imam žuvelioką, segam ir mesime vandenį. Per kuprą, stoparą, kad
nenumuštų. Ir pirmin. Gal kablys biškai kiek per didelis šominis. Bet tiek jau to. Antrų metimų didesnė gal uždėsim. Va čia. Sistema veikia. Vienas smūgis buvo lydekos. Žvynus raudynus skuto. Sakau, kuo jin taip. Sujudėjo meškerė, žodžiu. Bet nepaėmė iki galo. Kilbasikai kimba kaip reikiant, ne? Jau. Čia rankas norėjau nusiplauti, nepapulsi į kadrą. Papulsi, bet plauk. Apeidinėk, nes aš iš tos pusės mėtų. Tai jeigu čia va taip papulsi. Arba, nežinau, ten kažkas. Tai jau. Kažkas daužo. Bando gal ryt, nežinau. Bet sunkiai sekasi. Šeriai gal kokie. O, geras ešerys. Va čia tai ešeriukas. Geras, geras. A jau įryjo. Nu, va, bonusas. Prašau, tik žiūri meškerė lekia. Nu, bet čia ešerys. Nu, jo. Geras. Gerai, ką? Nesusišpaguoti. Nesusišpaguoti. Taip. Nu, gal aš pagausiu kokią žuvį. Davai, gaudyk. Tai replį reikia. Čia miškį poperuoti reikės. A? Nu, sakai, vienšakis tai greit išsiėmė. Gerai.
Čia jau galingas tas, palyginti su kitom tavim. Jo, bet dar ten sėdi lydeka, tai buvo smūgis, bet nufilmuot nenufilmau. Bet... Uba. Bet ešerys yra. Gerai. Dedam dar kokį mažesnį kilbuką ir pirmin. Čia blema daug šakų. Nu, ko čia nusimba. Tas kėlimas buvo. Tai aš dabar pabaidžiau, žinai. Tai. Gerai. Čia tokių mažiukų prigaudėm. Galim juos va taip kabinti ir pirmin. O, aš pačiu nepagaunu. Nežinau. Bandysiu. Pritupsi? Biškį tuptelk. Kitaip neina užmesti. Kibimai lyg ir būna tokie. Gaudom. Subotų nušniuoja lietus. Kolega nuvėjo pamiegot. Aš per lietų dar pagaudžiau. Tai va. Dabar prasigiedrė. Žiūri, man kažkas per meškerę vėl daužo. Tai va. Lydekų smūgių, lydekų kibimų turėjau, nežinau, kokius 10 gal žuveliokų pakeičiau, vis nudaužo. Dabar vėl iš mažesnį didesnį kablį užsidėjau. Sako, blemba, užknyso tie peiliukai, tegul normalią tokia kala ir bus su visam. Tai va, tokie dalykai. Subotų pradėjo irgi sektis biškelį, didesnių čia priplaukė ant vakarą. Tai dar padaužysiu, nežinau kiek čia dzykų turiu, kokie 20. Vieną dėžutę sugaudysiu ir viskas. Tai va, šiaip žiauriai fainas vakaras, tyku ramu. Jeigu va dar bonusą vieną ištraukti, be to ešerio didelio, kokią lydekaitę, bent jau iki kilo, tai būtų ledas ant dugninės.
Šiaip ta vat povandeninė plūdė, tai pasakok, nežinau. Kaip skritalys, ta prasme, pakelia tau žuvį nuo dugno, priverčia ją judėti. Kadangi pavadėlis toksai kietas, tai neužsipainėja. Jeigu plaukia žuvelė link plūdės tos povandeninės, tai tas kietas metalinis pavadėlis nustumia tą plūdę ir taip ratais, kvadratais ta žuvis, nežinau, malas ten vandenį. Dabar tokia didesnė uždėjau, gyvesnė, kad labiau plaukėtų duotųsi. Žiūrėsim, gal suveiks ant didesnės kas nors, nes šitas smailis, bliamba, užknyso. Kerta ir kerta ir kerta ir kerta. Sakau, kokį 10 žuveliokų pakeičiau jau. Atsibodo kaitalioti. Buvo vienas geras kibimas, toks geras, kad meškerė į vandenį vos neįskryda. Spėjau sugriebti, bet nežinau, nusinešė žuvį. Taip ir nesupratau, kas čia buvo. Ar čia ūdra pro šalį plaukė, ar čia geras lydys buvo ir kalė, ir su visa žuvim nafik. Tiesiog nepasikirto. Tai va, tokie dalykai. Kas čia dar, nežinau. Sakau, paliksim nakčiai, vieną meškerę. Bus matyti. Rytoj kilbukus pasileidžiam ir varom namo. Tai va, tokia vieno vakaro nuotykiai žvejybos. Labas rytas, saulė plėskia tiesiai į veidą. Tai va, iš panakties gyvo žuvelės nebėra, buvau palikęs dugninę. Tuščia, kablys tuščias, blizga. Tai va, atplaukė kažkas naktį ir suvalgė. Vienas buvo bargždar vidurnaktį. Atsakau, gal irgi dar vienas šikšnosparnis, nes iš vakaro irgi šikšnosparnis čia skraidė. Barkštelėjo, bet greičiausiai buvo žuvis, bet nepasikirta. Tai va, kas čia dar? Nieko. Užmečiu dar vieną kartą pabandyti, iki kol važiuosim namo. Pabus meškerė vandenį ir viskas, pakuojamės ir varysim. Reikia dar nužygiuoti gabalą kelią, papusryčiauti, susikuisti, susirinkti visas manatkės ir susipakuoti. Tai va, tokia žvejyba. Pasileis žuvį dar. Subotą vakar gerai neblogai pavyko pažaisti, padaužyti. Vienas bonusinis ešerys ant tos dugninės. Ir kaip ir viskas. Daugiau kažko įspūdingo nebuvo. Dar tas, kad meškerės vos neįtraukė į vandenį, nes pamiršau atsukti būgnelį. Sufotkinam ir paleidžiam. Kažkur gal iš šono. Aišku, bus kelios padvėsusios, bet ką padarysi. Tai būtų tiek šiam kartui. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.